gerbiamam kunigui, kad atvyko pašventinti tą mūsų vietą. Dėkoju politinių kalinių sąjungos pirmininkui, Radviliškio skyriaus Algirdui Kamantauskui. Dėkoju paminklo saugos skyriui, dėkoju kultūros skyriui ir visiems, kurie ko nors prisidėjo atžymint šią vietą. 1944 metais, kada Lietuvą antrų kartų okupavo bolševikai, mes, būrelis bendraminčių, susirinkome čia, šito miško glūdumoje, ir čia buvęs anksčiau 11 kvartalas, ir čia įsikasėm bunkerį. Jis nebuvo slaptas bunkeris, jis buvo gynybinio pobūdžio, su atsišaudymo angomis, ir čia mes praleidome pirmąją kovų už laisvę žiemą. Mūsų priešas nebuvo užpuolęs, šitame bunkerį nėra niekas žuvęs, bet tie vyrai, kada mes pavasarį iš čia įsisklaidėm, iš čia pradėjo kurtis, įsikūrė žalioji rinktinė, ją įkūrė ir jai vadovavo Lietuvos kariuomenės kapitonas Izidorius Pocevičius. Vėliau įsikūrė Maironio rinktinė, ją įkūrė Povilas Morkūnas, vėliau jai vadovavo Maironio rinktiniai Juozas Paliūnas, kuris čia buvo tame bunkeryje kartu. Čia tame bunkeryje buvo 3 broliai Mingilai iš Mažuolių kaimo ir viena sesuo. Vienas iš tų Mingilų vėliau tapo Geležinio vilko tėvūnijos vadu. Čia taip pat šitame bunkeryje buvo 2 broliai Mickai. Vienas iš tų Mickų, Petras Mickus, tapo Zubrio tėvūnijos vadu. Ir vėliau, kada po to apjungiant tas visas rinktines, Maironio rinktinę, kuri veikė čia Ariogalos, Gudžiūnų, Grinkiškio apylinkėse, apjungiant žaliąją rinktinę, kuri veikė Radviliškio Šeduvos apylinkėse, ir Vytauto didžiojo rinktinę, kuri veikė prie Šiaulių, ir Kunigaikščio Žvalgaičio rinktinę, kuri veikė Šiaurės Lietuvoje, už Joniškio, apie Žagarę, ten Skaisgirio miškuose, buvo įkurta prisikėlimo apygarda tuose plotuose. Dabar mes nuvažiuosime į tą vietovę, pamatysim, kur buvo mūsų apygardos štabas įkurtas ir kur toliau vyko visi įvykiai. Ši giria yra didelė, čia jungiasi, skiria tik upelis, ten už upelio yra Liaudiškių miškas didžiulis, kur 45 metais, birželio 28 dieną vyko didžiuliai mūšiai. Ta diena čia mes buvom čia Kunigaikščio Margio vardo būrys, kuriame ir aš buvau. Ir tą dieną žuvo mano tėvas, žuvo čia mūsų ryšininkas Valinavičius, žuvo iš tų apylinkių partizanas Petraitis, žuvo 2 broliai Grigaičiai. Jie visi buvo išniekinti Radviliškio saugumo kieme, ten, kur mes buvom susirinkę ir kur meldėmės. Va ta giria, kaip motina mus glaudė prie savo krūtinės, ir mūsų kareivinės buvo žalioji giria ir tėvynės dangus virš jos, o mūsų gultas buvo Glyšakio glybelis ant sušalusios žemės. Taip mes prakovojom, aš prakovoju 9 metus, ir vėliau, kada ateidavom į tas vietovės, o prie šito bunkerio, būdavo skaudu čia stovėti ir žiūrėti, nes tie vyrai jau visi yra žuvę, kurie mes čia buvome. Mes meldėmės kieme, kur buvo išniekinti vyrai. Aš norėčiau ir čia sukalbėti partizanų maldą už žuvusius. Tu vienas viešpatie žinai, kokie jausmai mus jungia su tais, kurių jau nebėra mūsų tarpe. Jie buvo mūsų šeimos broliai, sesės, mūsų kovų už tėvynės laisvę nuoširdžiausi dalyviai. Tiesa, jie buvo žmonės kaip ir mes, su savo dorybėmis ir silpnybėmis. Leisk viešpatie prisiminti juos ir paprašyti jiems savo gailestingumo. Užskaityk viešpatie ypač aukas tų, kurie kaip karžygiai aukojasi už geresnę tėvynės ateitį. Suteik jiems ir visiems mūsų žuvusiems, nukankintiems, negrįžusiems bei mirusiems tavo ramybę ir šviesą per amžius. Dėkoju visiems, kurie čia apsilankėte šią šventę.
Antanas